atlėkiau į kurortinį miestelį su ITVAU Booster S-u, Pocket 3 kamerytė, noriu pasižiūrėti, kaip jinai filmuoja ir kaip mikrofonas veikia. Miniuko antro noriu išmėginti visas papildomas funkcijas, o ITVAU paspirtuko noriu pasižiūrėti maksimalius nuvažiuojamus atstumus. Tai lekiam ir viską testuojam. Esu važiavęs jau šičia, bet šiaip tai net nepanašu visiškai į kurortinį miestuką. Nors asfaltas visai neblogas. Paspirtuką pasikroviau pilnai, nors iš viso jau nuvažiavau 12 km šičia būdamas. Vėjukas nemažas, tai vėjukas turėtų blaškyti šiek tiek droniuką prie vandens, bet manau atsilaikys. Visiškai neužneša į kurortą matyti. Nu, važiuoja į ITVAU per tokį keliu. Nėra baisiai smagu, bet nėra ir blogai. Svarbu suspausta žemė. Ir šičia turbūt teks neštis. Eikti savo nuo jūros toli, bet šičia smėliuko, kopų yra. Čia išsinuomot galima. Šito gėrio jėga pamatau vis naujų vietų. Piškom gal ir sveika, bet niekados tiek nenueisi, kiek su paspirtuku gali nuvažiuoti. Čia kaip padidėjo aikštelė. Tiksliau jos nebuvo. Gerai, žmonės galės dabar prie jūros statytis mašinas. Geras, turint mocą, galima nesunkiai įsimesti į vandenį. Nu, vandenukas, blemba, nieko nesiskiria nuo vasaros. Čia jau statu, jau čia tai ir paspirtukas. Jau reik pasispirti, ten dar stačiau bus. Gal turėdamas greitį didesnį lėksiu, Nagi. O, labai neblogai. O, kas čia daras? Oho. Truputėlį kadro pavyks su dronu pagaudyti. Kelsim miniuką antrą. Gerai, kupuoju viską, ką atsivežiau čia. Į kamerą, mikrofonas, vėjas didelis, turėtų garsiai rašyti labai gerai ir dronas. Jo, vėjas didelis. Nu ką, deduosiu mikrofoną į vidury. Jungiu valdymą. Gerai, pasiimu kitą kamerą. Op. Ir dabar vaizdą matysit jau per Pocketsą. Pockets 3. Pockets 3, kurių variklius. Girdžiu, propeleris kažkoks liečiasi tarsi kažkur. Patikrinu, čia gražu. Čia vat stringa. Smėlio priejo. Negerai. Čia irgi. Ai, ne vietoj kylu. Oi, negerai čia. Matot, koks vėjas didelis, kaip neša, ne droną. Dar plius smėliuko pribiro. Yra, jungiu ant drono filmavimą, pasidėsiu kur nors valdymo pultelį. Štai taip gal. Pakylu aukščiau, bet vėjas tai eik tu sau.
Čia jaučiu reikia iš karto jungti sporto režimą. Biškį pabandysiu priskristi arčiau. Bet per smėlį jau nematau net. Plika akim, košmaras, kas čia darosi. Dronas visai netoli dar. Ok, jungiu kamerą dabar, bandau pafilmuoti. Arba gal bandau aukščiau dar kilt biškį. Bet taip ir ant sporto režimo žiūriu. Gan sunkiai eina. Nežinau, kiek metrų per sekundę, bet nemažas. Valdymas numestas, o dronas kabo tarsi įkaltas. Ir pasižiūrėsim mikrofono galimybės ant tokio didelio vėjo. Bet tikiu, kad girdžiuosi gerai. Buvau su dronu nuskridęs visiškai arti. Pasižiūrėsim, kas per kadrai gausis. Bet tikiu, kad geri. Wow, 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 wow. Wow. Kiekvieną kartą prieš pakildami pasitikrinkit, ar nestringa variklis, nes labai lengvai papuola smėlio grūdelį ir stringa ir meta kaip klaidą. Tai jie negali ore užstrigti visiškai. O kada prasukinėjai, tai vis tiek subyra tie smėlio grūdeliai. Taigi, paskraidžiau žiauriai smagiai. Dabar dar jeigu oro sąlygos leis, tai planas su šitu paspirtuku nulėkti iki Palangos Lino buvusio baseino, pasikelti droniuką ir noriu pasižiūrėti į tuos griuvėsius, kur kažkada mažas būdamas maudžiausi. Tai pakuojam, pasiruošiu paspirtuką, tiksliau pilnai pasikraunu, kad tikrai davažiuoti, nes į vieną pusę gausis koks 12 km, jeigu nedaugiau, kad grįžt, lekiam. Nu, prisipažinkit, kas čia gyvenat vasarą atostogų metu šitose namukose. Parašykit komentarą. Įdomu daug ar ne? Šiaip niekad pačiam neteko būti. Visai prikolas tame, kad būtų prie pat jūros jie. Bet šitus namelius dar iš vaikystės prisimenu. Niekas nepasikeitė, nors aplinka čia lyg tai apsitvarkė. Čia įdomu kas, kokia valgykla. Bet visai jie mažiukai. Žiūrėkit. Vienas kambariukas, tuliko aišku nėra. Miegamasis ir viskas. Aišku, ko daugiau reikia prie jūros. Permiegoti ir viskas. Bet net nelygus, vėl girsiu aišku paspirtuk. Tu vat smagiai dirba Mortik, smagiai. Taip, kaip turi dirbti Mortik tokį paspirtuk. Tai čia fainai būtų atliekti su visetų 10-ukų. Eina sau. Va, šitas paspirtukas per šitą nelygų kelią važiuoja. Žinot, kaip būna mašiną pasiemi iš autoserviso ir važiuoja labai smagiai. Tai va, šitas paspirtukas dabar taip važiuoja. Važiuoja per nelygų kelią, jokio girgždesio, pašalinių garsų. Gerai, pradedu kelionę. Rodo 19 kg. Tai nuo 19 bus lygiai 0, pilnai pakrautas. Tiksliau nepilnai, 1 volto pritrūko. Nu, bet žiūrim, važiuojam dabar iki Palangos, pasižiūrėsim, kiek eina su juo nuvažiuoti. Deklaruojamas atstumas yra 30 km. Lekiam. Ir labai nedėkingai pučia vėjas. Grinai priešinis. Geriau būtų buvę atvirkščiai, nes man dabar į šitą pusę labai daug nusrieps batarkės. Ir nežinau, ar taupyti batarkę ir važiuoti lėtai, ar visiškai netaupyti ir rizikuoti, kad reikės parsistumti. Nuvažiuoju, varint kokių 15, max 20 km per valandą, po to matysiu. Važiuoju su išjungtom šviesom, žinau, kad jos suvalgo labai mažai elektros, bet maksimaliai bandau taupyti. Nu gerai, 2 km pravažiavau labai taupydamas 10-15 vidutinis greitis, bet turbūt neišlaikysiu ir tuo įspausiu gaziuko normaliai.
O dabar jaučiu droną, stabtelsiu pasileisti, išmėginant visas funkcijas. Tai einu iki jūros, pasižiūrėsim, ar labai milžiniškas vėjas. Ir jeigu ne, mažesnis bent kiek nei pirmai prie kaitų, tai pakelsiu. Duodu gazų, pasiėmė namų lokaciją, gaziuko, pakeliu aukščiau, atsuku kamerą į save, įjungiu filmavimą pačiam drone, tada man reikia pasirinkti funkciją. Spaudžiu čia, filmuojant negaliu. Čia, čia, čia. Ok, šita funkcija, pirma. Startas. Nenuleista kamera. Startas spaudžiu. Start. Ir dronas gražiai nuskris. Ir tikiuosi parskris ant tokio vėjo didelio. Čia rodo, kiek procentų įvykdė komanda. Op. Ir pats automatiškai pargrįžta atgal. Nu jėga. Žiauriai gražiai atlieka. Dabar dar viena komanda, kai dronas pakils automatiškai virš manęs. Turėčiau gulėti čia paplūdimy. Tai atrodytų žiauriai turbūt įdomus vaizdas. Pakyla ir atsiveria gražus vaizdas. Jo, virš manęs dabar jisai grinai. Išmetė, kad didelis vėjas, bet ir taip aišku ant žemės, kad jis milžiniškas. Grįžta. Ir ne taip baisiai ant tokio didelio vėjo tirpsta batarkė. Dar liko 6 procentai, neblogai. Gerai, parskrenda automatiškai. Dabar užduosiu kitą komandą. Pasirenku apskridimą aplink save. Gerai, galiu pasirinkti, kurią pusę noriu. Startas. $3.60 gražiai apskrenda aplink mane. Gražu. Vėl dronas pakibo vienam taške. Ir dabar užduosiu dar trečią komandą, kad spirale gražiai apskristų. Tai pasirenku čia, čia, gerai, pliusą save, galiu pasirinkti net objektą, paspirtuką, kai jėga anksčiau to lyg ir nebuvo. Startas. Ir dabar apskridinės mane toldamas spirale. Nu, žiauriai geri vaizdai. Pats pigiausias droniukas, o geba fainų komandų atlikti. Tik aišku, turit pasirinkti atvirą kažkur tai vietą ir įsimėgintas visas funkcijas. Grįžta. Aišku, mačiau, gali dar sufotkinti 360, 180 laipsnių. Ir ką noriu dabar parinkti, tai noriu paspirtuką lygiai taip pat parinkti. Nagi. Start. Žiūrim objektą, dabar ne žmogų. Fantastika. Ir šiaip žiauriai gražių klipukų taip galima pagaudyti, reklaminių, kam tai aktualu. Wow. Jėga. Dabar, ką noriu dar jums parodyti, tai kaip veikia grįžimo namo funkcija. Čia noriu išsijungti. Čia įeinu į normalų režimą. Dabar, tarkim, su dronu nuskrendu kažkur. Vėjas, aš žiūriu, skrendu pavėjui. Gal geriau skrisiu
prieš vėją, kad jam daug lengviau būtų pargrįžti. Jo, nes sunkiai, matau, skrenda. Gerai, nuskrendu bent 31 metrą. 30 dabar metrų. Nu ir įsivaizduokim, pamečiau aš jį. Nebežinau, kur tas dronas yra. Taip gali būti tikrai kokiam nors užsienio mieste, kur, nu tikrai viskas, nebežinot. Aišku, galite orientuotis pagal aukštį, pagal distanciją, pagal žemėlapį, nes čia viską rodo. Bet, tarkim, nežinau kaip nuleist, va. Spaudžiu grįžimo namo mygtuką, palaikau, valdymas pradeda pipsėti, užfiksuota komanda, jisai pakyla pirmiausiai užduotą aukštį, tai išdavęs esu 35 metrus, atsisuka tiesiai namų kryptimi, 3-5 metrai tai yra saugus aukštis, galima daryti aukščiau, priklausomai kokia vietovė, galbūt duobėj, kur nors gyvenat, o medžiai pastatai ant kalno. Pakimba grinai virš pakilimo nusileidimo vietos, matom distanciją 0 metro, tai virš manęs pasižiūrėsim, kaip tiksliai nusileis, iš ten, kur pakilau, ar su kažkokia tai paklaida. 20 metrų aukštis, tūpiant galiu kažkiek tai koreguoti, bet čia kadangi paplūdimys, atvira vieta, tai visai nereikia to daryti. Tūpia. Jau dronas čia pats. Jo, ir išmeta lentelę, kad nemato paviršiaus. Tai tokiu atveju nenutupia jisai, o reikia pačiam mechaniškai nutupdyti. Op, ir įsijungs gražiai varikliukai. Su paklaida šiokia tokia grįžo dabar. Ryte kiek leidau, tai jokios paklaidos faktiškai nebuvo. Tenais ant, įsivaizduokit, yra soliukas, nedaug tos erdvės, nutupia idealiai. Matyt, vėjas jį dabar kažkiek tai blaško. Gerai, o toliau mes judam nebe su dronu, o su paspirtuku bandom dasigauti iki Lino baseino. Liko dar mum kokie 8-9 geri kilometrai. Važiavau iki šio labai lėtai. Taupiau batarkę, bet minusas, kad labai didelis priešpriešinis vėjas. Grinai į tą pusę, o man reikia į priešingą važiuoti. Tai žiūrėsim. Gamykliškai nurodyta, kad šitas paspirtukas važiuoja iki 30 km, bet tai priklauso nuo žmogaus svorio, greičio, reljefo, vėjo, nuo daug žodžių faktorių. Tai pasižiūrėsim realiom sąlygom, kiek jis atlaiko, tikiuosi nereikės man stumtis jo atgal iki mašinos. Lekim. Nuvažiuoti 7 kilai, Kunigiškės pasiektos, pakolkas rezultatas nenuvilintis, bet bijau, kad kai spausiu gaziuką, batarkė staigiai kris žemyn. Tai bent jau vieną pusę pasistengsiu, sakiau, taupyti, o po to jau kai bus, tai bus. Taip jau ne pirmą kartą važiuoju ir žiūriu, taip medžiai lyg išvartyti, čia nupjauti, nesuprantu, kas čia įvyko. Čia tai akivaizdžiai išpjauta. O kai kur tarsi krūmai pašalinti, kai kur vaizdas lyg geresnis, kai kur medžio trūksta. Gal dar nesužaliavę, dar kitaip atrodo viskas, bet kažkas pasikeitė čia. Ok, pravažiavau 9 kilometrus, dabar jau ieškosiu neužilgo, kur tas Lino baseinas, nes turėtų poros kilometrų bėgi būti. Fainai tai, kad jau pravažiavau daugiau negu 10 km. Minusas, kad dar didesnis priešpriešinis vėjas. Ir jau kažkur man reikia nusukti į kairę, tai dabar bandysiu ir ieškosiu. Ir kaip tik po 10 kilų pradėjo rodyti 90%. Važiuoju ir žiūriu, va, Lino viešbutis. Tai čia ir kažkur turi būti baseinas. O čia vaizdas tai pasikeitęs truputėlį.
Ypač tiem, kurie seniai buvo pristatinėta visko. Važiuota 11 kilo. Atlėkiau iš kitos pusės, bet čia ligoninė. O Lino viešbutis turbūt vadinasi tenais. Tai čia važiuoju. Eidom nuo šito Lino viešbučio čia maudytis kadais. Saurs pastatų nieks nevyksta po šiai dienai. Viskas apgriuvę, sugriuvę. Reikalas būtų lysti vidų, bet matau viskas aptverta. Žiauriai pastatas atrodo. Va, čia šitos 3 čiuožyklos yra. Eik tu sau. Kai vaizdas. Čia eidavo pašok dar nuo šito tramplyno. Čia į vandenį tiesiai nusileidimas būdavo. Parodysiu video, bet ką pamačiau, tai ir galiu pasakyti žiauru. Žiauriai atrodo, žiauriai, kai buvo fainai. Ir žiauriai atrodo, kaip dabar atrodo po daugybės metų. Viskas apleista. Eina sau. Ką, dabar atgal iki mašinos liko 11 ar 12 kilų. Žiūrėsim, kai batarkė atlaiko paspirtuko, dabar jau netaupysiu. O batarkė laikinai atsigavo. Važiavau 13 kilų, rodo 90%. Važinėjant iš čia greitis vidutinis 10-15, kartais 16 kilų. Nu tai žodžiu, taupau, nuvažiuoju toli. Netaupau, apie deklaruojamus atstumus galit pamiršti. Jo, nusprendžiau patrumpinti kelią. Įsivaizduoju, kur randuos, bet tikiuosi pagrindinį taką įlysiu. Nu va, dabar jau greitis normalus. 25 kilai. Vėjas pagal vėją turėtų pūsti į galą. Nors atrodo, kad ir iš priekio dabar pučia. Gerai, Kunigiškių pradžia 16 kilų. 100% batarkis. 19 kilų. Gavosi taip, kad taupiau batarkės. Grįžinėdamas netaupau, bet reikėjo net į tą pusę važiuoti netaupydamas. Būčiau greičiau nusigavęs. Važiuojam dabar užtat dar prie vandens. Perbristi sunku jau šitą ukalį. Tas paspirtuko kartais, atsimenu, didesniu pravažiuodavau tiesiog. Šį kartą vandenuko daugiau ir giliau. Tai va, būdamas pajūrį, per savaitgalį iš viso nuvažiavau 40 kilų, o dabar nuvažiavau 21 kilą su vienu krovimu. Į vieną pusę, kaip sakiau, važiavau iki 15 kilų greičio. Dabar 23-25, liko 60% batarkės ir nebėra tokio vėjo prieš priešinio, kaip kad į Palangą važiavau. Tai norint viskas įmanoma.
Oras tikrai šaltas, jau dabar nežinau kiek tų laipsnių, 5 gal kokie maks. Tai tikėtina, kad šiltų metu batarkę laikytų dar geriau. O šiaip rezultatas geras. Važiuojat lėtai, batarkę laiko ilgai. Nu ir jeigu negražiai įsireikščiau, bet nesidramblyti. Nes faktas, kad jeigu žiauriai sunku žmogus, varikliui suktis yra sunku, didelių atstumų nenuvažiuosi. 27 km, liko 30%. 27,5 kilai. Damušinėjau lygi galo, bet jau atsijunginėja kumą man. Tai 28,5 ir viskas. Ačiū dar kartą, kad žiūrėjote, iki kitų kartų.